Utenoje savo sezoną taip pat pradėjo ir Latvijos ralio lenktynininkai. Jau keletą metų iš eilės būtent kaimyniai Latvijai Utenoje ir skindavo aukščiausius apdovanojimus. Pernai jie netgi užėmė 4 aukščiausias pozicijas galutinėje varžybų rikiuotėje. Tačiau net ir greitieji Latvijai šiandien darė klaidų, kainavusių sekundės dalis ar net sekundės. I think everything is okay, but the result is not so good as we expected. So maybe it's some small mistakes and then some small mistakes of my co-driver, and that's it. So on the second section we will try to drive a little bit faster without these small mistakes, and let's see how it will be. But the other guys are very fast, so I think we will not try to win this rally, but we will try to drive fast, and then they're nice for spectators as well. They are very interesting, yeah, and there is no place for mistakes. But third special stage, it wasn't good for us because we lost our pace notes in one turn, and the result wasn't so good. So, and fourth stage it was a little bit better. So, but the last stage, the last 2 stages are also very tricky, and have to go very carefully to not to break down the car. Tačiau šiemet lietuviams atimti iš kaimynų nugalėtojų titulo taip pat nepavyko. Po permainingų varžybų Utenoje greičiausias buvo Janio Vorobjovo ir Guntaro Zicanco ekipažas. Antras absoliučioje įskaitoje ir pirmas tarp lietuvių Dominykas Butvilas. Jaunasis talentas važiuojantis kartu su Renatu Vaitkevičiumi įtemptoje kovoje ir tik paskutinėme greičio ruože beveik 4 sekundėmis įveikė bei 3 vietoje paliko estą Kasparą Koitlą. Janis Vorobjovas Holsvinte ralyje triumfuoja jau 3 metus iš eilės. Kaip pavyko baigti, labai maloniai, iš tikrųjų. Labai laukiam jau pabaigos. Šiek tiek nervingai, nes kuras pradėjo baiginėtis paskutiniam greičio ruože, tai galvojau, gal nedavažiuosim. Tai net užgesinėjau variklę ant kalnelių, leisdamas žemyn, kad tik sutaupyti tą likusį kurą, tai pavyko davažiuoti, labai džiaugiuosi. Šiaip bendrai kaip pasirodymas, visi greičio ruožai suvažiuoja, finišas pasiektas, kaip vertini tą galbūt pirmąjį Lietuvos ralio čempionatą? Manau, labai gerai. Laimėjom nemažai greičio ruožų, kovėme su pačiais greičiausiais, ką aplenkiam, ko neaplenkiam, bet nuotaikas puikas, tikrai geras greitis šiandien buvo. Результат, на самом деле, мы сделали лучшее, что могли сделать на этой гонке. Вот, наверное, быстрее просто еще не можем. Вот. Гонки очень рада новому сезону. Соскучились по гонкам. На самом деле большой перерыв, и я всегда гонке рада. Трасса, она меня удивила. Я никогда не думала, что в Литве есть такие дороги, потому что я привыкла, что в Прибалтике дороги быстрые и достаточно ровные. Здесь как бы приходилось и очень много говорить, и водителю руль крутить потел. Sugebėję finišą pasiekti sportininkai sakė, jog greičio ruožai buvo išties sudėtingi, o ypač nelengva buvo rikiuotės gale važiuojantiems lenktynininkams. Šiems teko pajusti, ką reiškia važiuoti provėžomis, taip pat kai kuriuose vietose kapstytis nesniegė, o žvyrė. Nu ką, nauja mašina, finišas yra, tai mes labai džiaugiamės prizininkose ir tikrai labai patenkintas. Nuo 2007 nei vieną vinterį nesu finišavęs, tai čia man yra labai didelis pasiekimas po tiek laiko. Čia kaip švedas irgi nuo 2007. Tai mes, matai, kai už vieną dabar komandą važiuojam, taip ir žiūrim, žinai, kad konkrečiai jisai baigė ir mes dabar nuo 2007, tai taip ir gavosi. O šiaip kaip šiemet, pavyzdžiui, Holsvinte ralio, kaip maždaug konfiguracijos, 3-4 galbūt greičio ruožas? Iš tikrųjų, tai greičio ruožai, ganėti, gal priekį, kai važiavo žmonės, lenktynininkai tikrai buvo neblogai, žinai, o paskui tai ten mes iš toliau, tai ten tikrai buvo prikapstyta, nepatiko, kai daug guma greičio ruožų, nes labai mašinų laužimas buvo, iš tikrųjų siaura, daug visko prikritę ir taip toliau. Nežinau, mano nuomonė, sakau. Atsidengė vietom iš vyras? Buvo tikrai, nes vien galima pasakyti, kad iš padangų, pasižiūrėti, su kokiom visi finišavo, jeigu taip nueit profilmuoti, pas mus dešiniai padangų nei vieno šipo neliko. Tai reiškia, buvo kieta ir kažkur tai viskas iškrito pakeliui ant asfalto. Paskutiniam ruože teko ant ratlanką važiuoti kažkaip, tai dėl kvailos tokios klaidos, o šiaip viskas labai gerai. Buvo mūsų tikslas finišas, mes jį pasiekėm. Tai. Kas atsitiko ten, kur buvo pramušta padanga, jeigu galim taip sakyti? Ten buvo šiek tiek kvaila mūsų klaida, kad mes nesikeitėm rato ant starto, nes mes starte, kai stovėjom, mums priejo žmogus pasakė, jūsų priekinis ratas biškį paleistas.
sakom, gerai, pravažiuosim. Nu, tai truko kokį kilometrą, kol padanga iš Šipulių suplišinėjo ir tada važiavom ant ratlankio vieną. Tai mašina į dešinę pusę nelabai sukas. Tada dar vienas, aišku, varžovas davijo, šonais besidaužant pralenkė mumis, nes vietos nebuvo. Bet, nu, taip, emociškai išderino, bet praradom ten mes kelias minutės, kažkas tokio, bet mes savo tikslą pasiekėm. Su Gedu labai gerai. Jisgi profesionalus šturmanas. Aš tai tikrai mėgėjas važiuotojas, o jisai daug metų važiuoja, tikrai patyręs ir su juo lengva. Na ir kaip sekėsi veikti tas paruoštus greičio ruožai? Pakankamai gerai. Buvo gal kažkokių tai grybų poroj vietų, bet šiai baigėm. Aišku, ratas iškaltas, šakės nulūžę ten kažkur tai gale, bet baigėm, finišavom, viskas tvarkoj. Maždaug jaučiate, galbūt kaip rezultatas? Startavau 50, baigiau kažkur 25, nu tai toks rezultatas. Nu tai kažkiek iškrito, kažkiek tai sulūžo, įvairių variantų buvo, bet gerai. Gerai, kaip pradedančiajam, tai gerai. Sekėsi iš tikrųjų puikiai, važiavom gerai, visus 11 ruožų gan greitai gavosi važiuoti, saugiai. 12 iškilo šiokių tokių techninių problemų. Sugedo kažkas tai variklyje, tiksliau gal elektroje net nežinom. Nu, žodžiu, užgesom, 3 minučių pastovėjom ir pabaigėm ruožą ir atvažiavom iki finišo. Tai iki tol buvo labai geras rezultatas, buvom labai patenkinti. Nu, dabar esam irgi patenkinti, kadangi pavyko greit važiuoti, bet tiesiog rezultatas galutinis, aišku, nukentėjo stipriai. Jo, tiesiog apie greičio ruožus kalbant, kuris greičio ruožas pareikalavo daugiausiai darbo, galbūt labiausiai, tiksliausiai, kurį reikėjo įveikinėti? 3., 4. 3., 4, ko gero. Mums labiausiai patiko ir mums dar tiksliai taip neanalizavom laikų, bet man regis, kad mums geriausiai ir pavyko 3., 4., kadangi ruožas buvo niekam nežinomas, o mes Vinteralio nesam važiavę, tai važiuojam viską pagal stenogramą. Tai va tenai šiek tiek buvom, reiškia, greitesni negu tie, kurie šlifuoja čia ruožus iš metų į metus ir šiek tiek kažkurias vietas galbūt atsimena jau. Tai šiaip labai superinis tas tuo. Gaila biski, kad paskutiniam ruože kažkas su technika sustrikavo, o šiaip visą dieną ėjusi puikiai, net patys buvom nustebę, kad taip gerai einasi. Trasos viskas puiku patiko. Kartosit kitą metą? Būtinai. Sėkmingai finišą pasiekusius sportininkus sveikino ne tik kiti dalyviai, bet ir šeimos nariai. Ypač aktyvių artimųjų palaikymų pasižymėjo Tomas Tabingis. Pagrindinės sirgalės sirgo, reikia tėti ir va. Bet va finišą... Sulaukė, nu kaip, rezultatų tik nesulaukė, bet realiai kompas parodo rezultatus. Auginam pamainą, nu tai o ką daryti, reikia kažką, tai vis tiek pamainos reikės greitai, jau ką metai. Švedijai tai reiks važiuoti? Nu tai taip, ir žurnalistais nuvežti, ir pabendrauti su kažkuo, tai reikės kažkam. Tai va, pamaina auga. Varžybų organizatorius ir dalyvis Benediktas Vanagas po pirmojo etapo batalijų sakė, kad ralis neturėjo nuvilti nei dalyvių, nei žiūrovų, juolab, kad Vinterali tituluojamas vienu techniškiausių ralių visoje Lietuvoje. Aš manau, kad šitas ralis buvo ypatingai gražus savo gamtos prasme. Mes visi labai pergyvenom, kad nebus pakankamai įšalo, nebus sniego, nebus gero oro, o iš tiesų turėjome visiškai viską. Turėjome labai gerą žiemą, didelį šaltį, turėjome saulę ir neturėjome labai didelio vėjo. Tai tikrai buvo labai gerai. Turėjome tikrai greičiausius lenktynininkus regiono ir vienaip ar kitaip iš tiesų ant podiumo turime 3 tautybių atstovus. Tai yra lietuvius, latvius ir estus. Taip, kad tai yra labai gražu. O sportininkam pasiūlėte greičio ruožus, kai kurie iš jų buvo nauji, ar ne? Taip. Kokie būtent jie buvo ir kodėl nusprendėte juos parinkti ir pasiūlyti? Iš tiesų šiame regione, tai yra būtent Utenos regione, mes surandam ypatingai gerus greičio ruožus ir galiu pasakyti, kad Holz Winter Rally yra pats techniškiausias ralis Baltijos valstybėse. Nors mes visi galvojam, kad Estijoje yra labai geri keliai tinkami raliui, tai galiu pasakyti, kad su mažiausiu vidutiniu greičiu, tai yra pats techniškiausias ralis, visgi vyksta Lietuvoje ir tai yra Holz Winter Rally. Praėjusiais metais vidutinis greitis buvo šiek tiek virš 100 km, tai buvo 101 km lyderio, visų likusių buvo dar mažesnis, tai dabar, man atrodo, mes neturiu paskutinės informacijos, man atrodo, kad lyderio vidutinis greitis buvo mažesnis negu 100 km. Tai buvo labai techniškas ralis. O kalbant galbūt apie pačią žiemą, na žiema atėjo vėliau, ar nebuvo to jaudulio ir tas baimės, kad vėl sniego neturėsime? Šiaip sniegas mums nebuvo tiek būtinas. Pagrindinis dalykas, ko mums reikia, tai yra įšalo. Sniegas tik tai suteikia grožį ir estetiką. O šiaip tai per tiek metų organizuojant, o iš tiesų tai yra 6. kartas, kada mes darome žiemos ralį.
Tai mes išmokome suprasti vieną dalyką, kad sinoptikų samprotavimai jie niekur neveda. Yra 3 dienos prieš, sakysime, tam tikrą datą, kada tu gali pasakyti, koks bus oras. Visa kita yra tik tai spėlionės ir kaip taisyklė būna, kad jie nepataiko. Patys organizavot, patys dalyvavot. Kaip jums patiems pasirodymas? Iš tiesų labai sudėtinga, nes kai organizuoja ir ypatingai tokio dydžio renginį, kuriame dirba virš 700 žmonių, kad žinotumėt, tai tikrai yra labai sudėtinga. Ir tai yra labai didelis krūvis galvai, labai sunku atsiriboti ir tapti lenktynininku. Bet kadangi startuoju Lietuvos ralio čempionate ir visi etapai yra įskaitiniai, aš privalau juose būti, tai buvo mano kažkuria prasme auka. Ralis mums patiko, tikrai buvo labai geras, mes prakirtome porą ratų, kas šiek tiek įtakoja mūsų laiką, bet nežiūrint į tai, mes turėjome gerą greitį ir manau, kad viskas yra tikrai tvarkoje. Jau netrukus sulauksime ir dar vieno, turbūt snieguoto ralio, antrojo Lietuvos ralio čempionato etapo Žemaitijoje. Ralis dalyvius ir šios sporto šakos gerbėjus suburs vasario 17-19 dienomis Rietavo bei Plungės apylinkėse.